quinta etapa del Dakar. Sveiki atvykę į Boliviją, čia Dakaras. Ir važiuojame iš Tupizos į Oruro. Sveiki atvykę į Dakarą 2017. Šiandien 5. greičio ruožas, mes važiuojam Boliviją. Ir šiandien lenktynininkus pylė lietus, o pusė greičio ruožo buvo atšaukta dėl to, kad buvo išplauti keliai. Taigi iš Tupizos į Oruro, 5. greičio ruožas. Na ir žinoma, pirmiausia apie tai, kas vyko vakar. Po to, kai pirmas Dakaro diena sportininkai kentėjo dėl didžiulio karščio ir fešfešo, šiandien fešfešo nebuvo, šiandien buvo gan vėsu, tačiau sportininkai kentėjo dėl aukštikalnių ir išretėjusio oro. Na ir jeigu kai kam Dakaro pradžia buvo fantastiškai gera, tai kai kam jį baigėsi ugnimi. Nepasisekė ir vienam iš Dakaro senbuvių, Ronanui Šabo iš Prancūzijos. Jis va taip turėjo laukti pagalbos sunkvežimio. Sustojome, nes ant prietaisų skydo atsirado užrašas perspėjantis, kad variklio problema. Mes greitai užgesinom variklį, pabandėm vėl užvesti, bet jis pradėjo leisti keistus garsus. Iš tų garsų suprantu, kad tai nėra paprastas gedimas. Labai gaila, nes mes esam tik gal kokių 20 km nuo Bolivijos sienos. Tai tikrai užknisa. Labai gaila. Taigi grįžtame į lenktynes. Iki šiol motociklų įskaita. Tobis Praisas pradėjo labai greitai, tačiau lenktynės baigė sulaužytą koją. Greičiausias iš KTM tapo Matijas Volkneris iš Austrijos. Aš irgi paklydęs buvau, bet manau, kad greitai radau kelią, taigi viskas gerai. Johanas Bareda pasidarė greičiausias. Mes atvažiavom čia turėdami vieną tikslą laimėti Dakarą. Ir man kol kas atrodo, kad mes esam laimingi, ką padarėm. Pablo Quintanilla, dar vienas žmogus, kuris turi šansų nugalėti šiemet. Aišku, dar gerokai per anksti kalbėti apie pergalę, bet mes daug darbo įdėjom, kad ją pasiektumėm. Ir vakar bloga žinia Honda komandai, visa Honda komandai, visa, įskaitant ir lenktynių lyderį Juaną Baredą, gavo po 1 valandą baudos už tai, kad ne vietoje pasipildė degalų. Taigi, Bareda, Brabecas ir visi kiti Honda komandos nariai jau nebekovoja dėl pirmų vietų. Viskas labai aišku, yra GPS navigacijos koordinatės nurodytos kelio knygoje, kur galima pildytis degalus. Aš tikiu, kad jie nedarė to piktybiškai, jie tiesiog padarė klaidą, bet už kiekvieną klaidą reikia mokėti. Taigi mes jų nediskvalifikavom, tiesiog davėm po valandą baudos, kad jie galėtų važiuoti toliau. Taigi šios dienos greičio ruožas dvigubai sumažintas, vietoj 447 219 km. Ir lietus išplovė dalį trasos, dėl to organizatoriai nusprendė, kad
visiškai pavojinga važiuoti antroje greičio ruožo dalyje. Ir tai yra turbūt pirmas greičio ruožas, kurį teko atšaukti dėl nepravažiuojamų kelių. Taigi labai nesėkminga diena Hondai, kuri turėjo susitaikyti su bauda. Michaelas Mečas šiandien prarado nemažai laiko, jis paklydo, nuvažiavo net 5 km į šoną visai ne pagal trasą ir prarado nemažai laiko. Desutrė, štai taip. Linksminasi, tačiau jis irgi prarado pusę valandos šiandien ir jis 6 bendroje įskaitoje. Na, jeigu kas nors ir prarado daugiausiai, tai padarė turbūt Stefanas Vitko. Jis net 50 minučių šiandien užkliuvo kažkur tai ir niekaip negalėjo rasti vieno kelio kontrolės punkto. Pavlo Quintanilla ryte buvo dar kaip lyderis atsikėlęs po to, kai Baredabortas gavo valandą baudos. Tačiau šiandien porą klaidingų posūkių ir jis atvažiavo tik 7 ir prarado lyderio poziciją. Sunderlandas iš Didžiosios Britanijos šiandien pravažiavo fantastiškai. Jis važiavo iš karto su keletu kolegų, taigi pirmas jis šiandien, pirmas ir bendroje įskaitoje. Semas Sunderlandas šiandien mažiausiai klydo. Matiasas Molkneris šiandien finišavo taip pat labai toli nuo lyderių, tik 20 vietoj. Aš nežinau, kas buvo. Nepasisekė tiesiog. Nepataikiau pasukti. Daug kas klysta. Man nepatinka tai, kas nutiko, bet ką daryti. Adrianas Van Beverenas, šiandien jam puikiai diena, šiandien jis 3. Ir jis kyla į 3 vietą bendroje įskaitoje. Techniškas labai greičio ruožas ir lietus, tai aišku, kad buvo sunkios sąlygos. Bet čia Dakaras, čia reikia labai greitai prisitaikyti prie visko. Paulo Gonsalveso šiandien 2. Portugalas tik 7 minutės pralaimėjo šios dienos nugalėtojui. Taigi, Semo Sunderlando šiandien niekas negalėjo sustabdyti. Štai taip greitai jisai lėkė ir jam pasisekė. Jis turbūt nepadarė nei vienos didesnės klaidos. Taigi, KTM vėl lyderiauja motociklų įskaitoje. Tiesiog mėgausiu savo greičio ruožu, bet nėra kada mėgoti ant laurų. Rytoj kita diena, o šitas Dakaras kažkoks tai beprotiškas, tai kiekviena diena atneša daugybę siurprizų. Svarbiausia nedaryti klaidų. Taigi antroji dalis buvo atšaukta ir į bivaką visi sportininkai važiavo štai taip, paskui teisėjų automobilį. Taigi, Sunderlandas šiandien 1. Ir bendroje įskaitoje 12 minučių pirmąją prieš Pavlo Quintanillą iš Čilės, 3 prancūzas Van Beverlenas. Ir Volkneris praradęs pusę valandos krenta į 5 poziciją. Ir 4 įskaita. 2015 metų čempionui, mūsų kaimynų iš Lenkijos Rafalui Sonikui labai nesiseka, jis 37 minutės atsilikinėja nuo lenktynių lyderių. Nesiseka ir vakar dienos nugalėtojui. Ir Karjakinui iš Rusijos taip pat nesisekė šiandien, jis 25 minutės prarado šiandien ir prarado lyderio poziciją. Ignacio Casalė irgi prarado pusvalandį. O štai 4 įskaitoje turbūt didžiausias chaosas. Šiandien laimėjo Olandas Kolenas. O prancūzas Vicas, kuris šiandien atvažiavo 3, tapo lenktynių lyderiu. Jis prieš Karjakiną laimė 8 minutės.
Dakaro gyvenimas yra labai skirtingas. Štai pavyzdžiui, Honda lenktynininkas Ricky Bragecas 3:30 grįžta į bivaką, tuo tarpu kaip privatininkai, tie, kurie patys aptarnauja motociklus, dar laksto dykumoje. Na ir Brabecui grįžus, bent 10 mechanikų ateina, pasitinka jį ir jis gali įtilsėtis visai nesirūpinti savo techniką. Po kiekvienos dienos aš grįžtu į bivaką ir turiu fantastiškus technikus, kurie pasirūpina mano motociklu ir netgi manimi, taigi aš 100% motociklą gaunu kaip naują sekančią dieną. O aš tiesiog galiu ilsėtis, ruoštis rytdienai. Aš pasakau savo mechanikam, kas gali būti blogai, kas nepatinka motocikle ir jie viską sutvarko be mano pagalbos. Taigi Hondoje dabar darbymetis, tuo tarpu privatininkas Simonas Marčičius štai taip visiškai be jėgų finišavo greičio ruožą. Ir iki bivako jiem dar ne 100 kilometrų. Kai mes turim gamyklinę komandą, mes turim čia dušą, aš galiu iš karto ilsėtis. Mes turime vėsias patalpas, kur aš galiu atvesti nuo karščio. Mes ir esam apsaugoti nuo visokių uodų ir taip toliau. Bet jeigu man reikėtų pačiam rūpintis motociklu, aš nežinau, ar sugebėčiau. Aš kartais grįžtu visiškai išsekęs. Taigi, kai Brabekas jau seniai miega, Markečius tik tai grįžta į savo bivaką ir dar turi pasirūpinti ne tik savim, bet ir motociklu. Oficialiai aš esu visiškai vienas, bet neoficialiai ne. Man padeda kiti motociklininkai. Pirmiausia, man reikia pasirūpinti savo kūnu, nes jeigu mano kūnas neveiks, tai nėra prasmės turėti gerą motociklą. Tada aš rūpinsiuos motociklu, o velnės, aš turiu labai daug darbo. Ir 11:30 nakties, kai seniai Honda visa komanda jau miega, Brabečas, pailsėjęs, eina rūpintis motociklu. Aš manau, kad tai yra mūsų bendra aistra, todėl mes vienas kitam visą laiką padedam. Tikras Dakaras yra va toks. Ir šiandien lenktynininkai važiuoja per Le Queca. Tai yra unikalus miestelis, 3,5 km aukštyje virš jūros lygio ir visiškai ant Bolivijos sienos. Ant upės kranto jisai tūkstančius metų buvo labai svarbus prekybinis centras. Ir dėl savo geografinės padėties jis visą laiką buvo mėgstamas pirklių miestas. Grįžtame į Dakaro apžvalgą ir automobilių įskaitą. Iki šiol. Po pirmų 4 greičių ruožų 2 iš automobilių įskaitos favoritų pasitraukė iš lenktynių. Iš pradžių Naseras 3 greičių ruožų. Mums žaidimas baigėsi. Po to Carlosas Sainzas 4 greičių ruožą. Štai tai baigė savo lenktynės. Tiesiog išslydom vienam iš posūkių ir nukritom. Dabar lyderis Dakaro legenda motociklų įskaitoje Cyrilas Depre, tik važiuojantis ant 4 ratų. Nesu labai patyręs automobilių vairuotojas, taigi tikrai nesitikėjau, kad taip greitai laimėsiu greičių ruožą. Ir lietuviai, deja pasitraukė iš lenktynių Vaidotas Žala. Jie jau sudėjo ginklus. Nu, aš manau, kad šitas Dakaras mus nustebina. Jeigu mes tikėjomės, kad bus lengviau, tai gavosi ženkliai sunkiau. Paskutinės, aš nežinau, 2 paras mes praktiškai trasoje praleidom, aišku, pusę laiko tik tai gal mažiau judėjom, didelę laiko dalį reikėjo tvarkytis. Na ir galų gale privažiavom galutinį tašką, nes užlinko motoras. Tai va, tai ten ir baigėsi mūsų mūšis. Tuo tarpu Antanas Juknevičius iki šiol problemų praktiškai neturėjo. Iki šiol.
Jeigu būtum nepramazinę, vienos krypties, blemba būtų viskas buvę. Ir pametėm visai traką. Įsimušėm į tokią peklą, kad, žodžiu, mes prasimušėm. Valandą kaip minimum buvom pasiklydę, out of touch. Buvo tokia vieta, pavyzdžiui, mes išvažiuojam, o ten sukasi kokie 30 automobilių. Visi važinėja pirmyn atgal, į kairę, į dešinę, ir visi, kaip ir mes, ieško to pačio waypointą. Paskui tai spaudėm jau, kai išlindom. Aš jau tiek spaudžiau, kad net ratą numušiau. Jis ant manęs rėkia labai. Sako, tu kuo taip varai, nori atsigroti valandą? Sakau, noriu. Viskas gerai. Valanda tai nėra bėda. Mes lik 33 finišavom ir bendroji iš 20 nukritom į 21. Labai gaila, šiandien turėjo būti mūsų diena, būtumėm stipriai lindę į 20. Aš žinau, kas laukia šiandien. Šiandien mes turim tikrai rimtai suvirškinti tai, kas įvyko, nes daugiau mes tokių klaidų negalim sau leisti. Šiandien buvo šaltas dušas, nes valanda dar yra nieko. Čia galima prarasti ir ne valandą, ir ne 2, o ir 3, ir 4, ir ta prasme galima labai nusirišti žemyn. Taip kad mes padarėm klaidų, jas išmokom, dabar dar užfiksuosim ir rytoj mes atsikreipsim tą valandą. Automobilių įskaita šiandien. Na ir jeigu motociklininkai startavo dar nelyjant lietui, tai pirmieji automobiliai startavo jau pradėjus lyti. Motociklams šiandien ryte pasisekė geriau, nes jie pravažiavo be lietaus, o mes va čia jau per lietų ir kalnuose buvo tik tai 4 laipsniai šilumos. Bet ta prasme, kad mums gerai, nes pas mus šilta, o motociklininkams blogai, nes jiems šalta. Taigi, Cyrilas Depré pradėjo kaip lyderis, bet jis iš karto suprato, ką reiškia atidaryti kelią. Ir susidūrė su nedidelėm problemam. O Orlando Terranova šiandien 8, jis 2 kartus yra finišavęs tarp greičiausių 5-tuko ir turi šansų šiemet pasiekti tokį patį rezultatą. Jis 8 bendroje įskaitoj. Puikus greičio ruožas Eduardui Bernardui. Jo bagis šiandien finišavo 7. 11 kartą šis patyręs prancūzas važiuoja Dakare. Miko Hirvaninas važiavo labai gerai, bet vieną kartą, viename posūkyje paklydo ir prarado net 43 minutės. Galit matyti veidus lenktynininkų, jie tikrai nėra laimingi. Cyrilas Depré lygiai tas pats. Vakar buvo lyderis, šiandien prarado ir lyderio poziciją ir 10 minučių. Taigi jis 4 šiandien ir krenta į 3 poziciją. Bet kokiu atveju tai vis dar puikus pasiekimas šiam buvusiam motociklininkui. Sunkus labai greičio ruožas, labai slidu, ypač kalnuose su didžiuliais šlaitais. Kaip purvas ant kelio, man sunku važiuoti ir tikrai nelengva buvo pirmam važiuoti. Taigi 3800 metrų virš jūros lygio ir žinoma, automobiliai nėra tokie galingi taip aukštai virš jūros. Stefanas Peterancelis šiandien beveik neklydo. Gerai, jisai nelaimėjo, jisai šiandien buvo 3, bet prarado greičio ruožo nugalėtojai tik 1,5 minutės, tik 1 klaidelė. Ir jis kyla į 1 vietą bendroje įskaitoje, taigi Mesija Dakaras negi važiuoja į 13 savo pergalę. Štai taip, atsargiai laviruoja tarp balų, bijodamas pažeisti savo automobilį. Ir fantastiški vaizdai, kuriais grožėtis nelabai yra kada. Nani Roma. Vakar jis pramušė net 2 ratus savo automobilyje, bet jis vis dar bando spausti Peugeot. Tik 44 sekundės jis prarado šiandien greičio ruožo nugalėtojų ir finišavo 2. Ir galit matyti, kokios sunkios sąlygos. Iš šlapio kelio į sausą. Na ir vakar Sebastianas Loebas turėjo problemų dėl variklio, turėjo sustoti keletą kartų, bet šiandien jis 2 kartą laimėjo Dakaro greičio ruožą. Tik čia šiek tiek prarado, bet iš principo jis laimėjo greičio ruožą ir kyla į 2 vietą bendroje įskaitoje.
vienas lenktynininkas Jezidas Al-Raždis vakar pasakiau, kad jisai pasitraukė iš lenktynių, taip ir buvo. Vakare jisai pareiškė, kad daugiau nevažiuos, nes labai skauda galva dėl aukštikalnių. Bet šiandien išsimiegojęs jis vis dėlto nutarė tęsti lenktynes. Ir lietuviai vieninteliai likę Antanas Juknevičius. Šiandien finišavo 47, nes atsijungė jo priekinis automobilio tiltas, važiavo tik galiniais ratais varomu automobiliu ir jis bendroje įskaitoje krenta į 27 vietą. Nėra tai blogai, turint omeny, kad dar laukia daugiau negu savaitę lenktynių. Ir bagių kategorija. Kinas Muorutinas kol kas pirmauja gal 3 valandom, bet tik tai 5 šie bagiukai šliaužia link finišo. Ir naujienų rubrikoje mes vėl kalbam apie Bolivijos prezidentą Evo Moralesą. Ponas Moralesas nepraleido progos pasveikinti lenktynininkus savo žemėje, Bolivijoje. Ir žinoma, ypatingai sveikino bolivietį Valterį Nosiglį, kuris laimėjo 4 įskaitą Bolivijoje. Štai tas žmogus, kurį vakar trenkė žaibas. Mano žodžius patvirtina šie vaizdai. Jisai buvo nutverenktas, buvo nuvežtas į ligoninę, bet nieko blogo daktarai nerado ir jis gali važiuoti toliau. Ir vienintelis elektra varomas automobilis, argentinietis Jetonas, nenuleidžia rankų, vis dar bando pasiekti finišą Dakaro, tai jau ne pirmas Dakaras jam ir kol kas jisai 47. Taigi galbūt šis Dakaras galbūt bus įrašytas į istoriją. Ispanės Laia Sanz važiuoja 6 į savo Dakarą ir ji lyderiauja tarp moterų. Vakar klaidžiojo net valandą, tačiau ji vis dar 24 bendroje įskaitoje. Tikrai vertas pagarbos rezultatas. Ir sunkvežimių įskaita. Monstrai. Viskas čia labai šalia, viskas čia labai arti. Kova yra labai intensyvi. Tarp 3 Kamazų, tarp Frederiko Vilagros ir tarp Gerardo Derojaus. Taigi Nikolajevas, Sotnikovas, Mardėjevas, Šibalovas, jie visi visiškai šalia ir kovoja dėl pirmos vietos bendroje įskaitoje. Štai taip šokinėja Sotnikovas. Ir Vezovičius iš Baltarusijos. Šiandien jam puikiai diena. Mes dar nematėm iki šiol Mazų, bet šiandien jis finišuoja 5. Jo kolega iš Mazo komandos finišavo, Vasilevskis finišavo 6. Bet bendroje įskaitoje jie toli nuo lyderių, nes turėjo techninių problemų. Šiandien Airatas Mardėjevas 3. Eduardas Nikolajevas šiandien 2, 11, beveik 12 minučių pralaimėjęs šio greičio ruožo nugalėtojai. Taigi, Kamazai ir Mazai, bet virš jų visų yra vienas žmogus iš Olandijos, tai Gerardas Derojus. Taigi, praėjusių metų nugalėtojas nenuleidžia rankų ir vis dar nori antrą kartą iškovoti šį puikų titulą. Gerardas Derojus šiandien laimėjo 12 minučių prieš rusų komandą ir bendroje įskaitoje jis susigrąžino 1 vietą. Eduardas Nikolajevas 2, Gerardas Derojus 1. Ir va todėl buvo atšaukta pusė greičio ruožo. Na ir kaipgi gyvena mūsų herojai, Dakar Heroes rubrika ir naujokėlių įspūdžiai iš Dakaro. Los Peugeot han ido para allá. Peugeot nuvažiavo tą pusę ir į tą pusę. Į tą pusę. Visi automobiliai važiavo į tą pusę. Vale. Gerai.
Regardez-moi bien. Va falloir... Pasižiūrėkite mane atidžiai. Mums patinka, bet mes priversti sustoti. Laikas važiuoti namo. Na kągi, kas bus sulaukia rytoj? Jeigu galvojat, kad iki šiol buvo sunku, pamirškit tai. Rytoj visų laukia 527 km iš Oruro į La Pazą iki Bolivijos sostinės. O mes paliekam Oruro miestą, 5. didžiausią Bolivijos miestą, kur įsikūrė daugybė įvairių metalų kasyklų. Bet šis miestas žymus ir dar vienu dalyku. UNESCO paveldas. Tai yra kasmetinis kaukių karnavalas, kuriam jau 100 metų. Pasigraužėkite Oruro vaizdais. Susitiksime rytoj vakare kaip visada. Likite su BTV. Nepamirškit. Rytoj vakare mes vėl žiūrim Dakarą. Čia buvo Ramūnas Fetingis. Gero jums vakaro. Iki.